daug metų dirbu baruose, nuo 18 praktiškai dirbu baruose Kaune ir vienu žodžiu taip su meile, taip atradau aš tą sritį su barais. Teko Kaune daug tų barų vadovauti, prižiūrėti ir panašiai. Tai kai pasitaikė proga įsigyti tą kioskelį Ąžuolų būdoj, tai kažkaip ir pagalvojom, kad pats laikas būtų tai daryti, nes tuo metu buvo man 23 gal metai. Ir vienu žodžiu turiu tokią labai fainą uošvienę, vienu žodžiu, kuris sako, aš tau padėsiu susitvarkyti su paramom, parodysiu ten VVG, kas yra per dalykas, vienu žodžiu ir panašiai. Tai jis supažindino mane su Kristina, tuometinė vadovė Sūduvos VVG. Ir taip ir prasidėjo, vienu žodžiu, kad tai, ką dariau mieste, iš esmės atkėlėm visiškai į kaimą, kuris turi mažiau negu 300 žmonių. Bet su mintim, kad aplinkui gyvena daug žmonių, kurie daug metų valgo kepsnius, cepelinus, o tai nei skanių picų, nei tuo labiau sušių neturi. Tai viską taip labai atsargiai pradėjom, labai ilgai statėmės, labai ilgai vyko tas visas procesas, bet nuo pirmos dienos kažkaip sprogom, tas toks geras hypas susidarė aplinkui tą mūsų būdelę ir vienu žodžiu ne tik vietiniai, bet ir iš kitų miestų žmonės labai važiavo pas mus iš karto nuo pirmos dienos. Aš kažkaip atsimenu tą pirmą dieną, tai su tokiu ir šypsena, ir baisumu, vienu žodžiu, kad mes taip parduotuvę vaikščiojom prieš atsidarant ir kalbam su šefu, kuris meniu darė, sakau, kažin, kiek čia tu parduosim porcijų šiandien. Nu, sako, būtų jėga parduoti 30 picų ir 20 sušių, nu jau būtų tipo visai neblogai kaip pirmai dienai, tai mes atsidarėm gegužės 10-12 valandą, tai be 10-12 jau sėdėjo pilna terasa žmonių, kurie laukė, vienu žodžiu, kurie laukė, kaip čia mes sustartuosim. Tai pradžia tai buvo žiaurus bardakas, bet su laiku kažkaip įsisukom, susitvarkėm, prisitaikėm ir prie vietos, ir prie žmonių, pamilom Kazlų Rūdą, vienu žodžiu, ir Ąžuolų būdą. Ir nuo to laiko kažkaip jau atgal nebesidairom.